Sveiki, aš esu Julija, jūsų logopedė. Svečiuose turiu Jude, kuris mums padės išbandyti mūsų naują priemonę skirtą artikuliacinio aparato raumenims stiprinti. Daug visokių daikčiukų, kuriuos panaudosim ir šiandien pažiūrėsim. Nuorodą, kur galite įsigyti, rasit mūsų aprašymę arba komentaruose. Tai vadinasi Funblow, AliExpress perlai. Gerai, sumontuojam tam, kad išsipūstų astronautas, reikia 3 dalių, pagrindinės, baltos ir astronauto su balionu. Ai, krenta. Balionų turim visokių. Žinau, rinkiniai 5, gal 6, bet tinka bet koks paprastas normalus balionas. Dezinfekuoti galima įdėjus į specialų skystį, su kuriuo ir kitus treniruoklius. Gerai, dezinfekuojam. Taip, aparatas paruoštas, duodama mūsų bandytojui išbandyti. Tikslas – įkvėpti per nosį ir pūsti per burną. Kai prisipūs balionas, paspaudus mygtuką turėtų astronautas išskristi. Net ir tiems, kam labai sunku išpūsti balioną paprastai, dažniausiai pavyksta. Bandytai, žiūrėkit, sekasi puikiai. Astronautas nepasileidžia. Ai, reikėjo truputį pastiprinimo. Nori dar kartą? Pabandyk. Gerai, bandom dar kartą. Įdedam astronautą. Gal tik jo, gal buvo per stipriai dėtas, pabandom dabar. Dėl kažkodėl nepasileidžia. Pripūsk daugiau. Žodžiu, astronautas neveikia iki galo, bet jį truputėlį paraginus, jisai turėtų išskristi. Ne. Tai astronautą reikia paraginti. Bet pūsti veikia, tik tais astronautas tingus. Gerai, kita dalis tiksliau yra tas viščiukas, kuris skleidžia garsą. Garsas ganėtinai intensyvus, todėl taip siūlau riboti. Galima prikelt ką nors. Tikslas irgi toks pat. Įkvepiam per nosį ir pučiam per burną. Gerai, ir paskutinė dalis Funblow aparato. Krepšelis ir kamuoliukas. Tai pabandysim 2 būdais. Pirma, jeigu stipriai paspausit, tai prikibs kamuoliukas atsargiai. Pučiam ilgai, kad kamuoliukas išsilaikytų ir šoktų viršui. Ilgai ir laikau. O po to pūsim stipriai, kad kamuoliukas nukristų. Įkvepiam per nosį. Va, iškrito. Na, gali pabandyti ilgai, jeigu pavyks. Žiūrėk, beveik nenukrito. Dar kartą. Ir kuo ilgiau bandom išlaikyti srovę. Puikiai. Neapsisuko galva? Truputėlį. Nori pailsėti? Gerai. Na va, tai visas dalis išbandėm. Kaip minėjau, nuorodą galėsit rasti apačioj. Mūsų AliExpress perliukai. Ačiū ir iki kitų kartų. Iki. Patiko šis video? Paspauskite patinka ir pasiekite Upės teka puslapį. Jei jaučiate, kad jums ar jūsų vaikui reikia profesionalios pagalbos, mūsų kontaktus rasite aprašyme žemiau.